sako, varom užlipdysim lipduką. Ir vienas, kočiu. Vergai dirba. Karaliai žiūri. Ir paskui karaliai gauna vienas padariau prezentaciją visą ir vienas dabar juos lipduką. Nu va toks. Komanda. Gal kažkokie lipdukai lėvi. Tai vergai lėvi. Lempa. Kodėl su autobusiukas burbuliuotas? Karočiui, nieko negėrėm, bet vienas. Lekiam visi į Kazlų rūdą. Eik tu. Į Kazio Griniaus gimnaziją. Į Kazio Griniaus gimnaziją. Ir su nekontrumu kėlėmės, taip septintą. Pagaliau! Atsikėlėm kaip Jackie Chanas. Oba! Atvarom, pasižiūrėsim kaip ten bus. Tikiuosi jūs pasiruošę. Kaip čia gražu, hebra, ne? Kazlų rūda. O Jėzus, kas čia darosi? Gal čia esi po studiją daro? Vasara visą. Iš Kazlų rūdos. Iš po to būto. Laikykitės, vaikai. Pažadino Tankevičius. Iš Tutoilą išvažiavom, susilygino mašiną, žiūrim, Jankevičiaus jau nebėra. Kavos išgėrama. Įsistatyk. Įsistatyk. Jei nori gauti nemokamai svečiai, turi atvažiuoti kartu su mumis. Kazlų rūda, are you ready? Į jūsų miestą, į Kazio Griniaus gimnaziją atvažiavo Stiprą Žygį! Susitarėm, jūs pasiėmat vieną darželį ir palėtės nulimus, bet ežį lievai. Giovanni buvo mažas ir nestoras, pasaulio viršydės didžiai Pitagoras. Jonas Elisio ir jūros vardos sudarys su visos mokyklą, jis iš karto atsipežys, nustatys į mokyklą, atvarys, nuvarys, Giovannis ir ežys. Ateikit arčiau! O jie atstumtieji ir šiaip blogai laikosi. Okay. Šaunuoliai, esate pirma mokykla, kuri dainuoja taip šauniai priedainiai visi kartu. Valio! Ernesto, pagal kokią muziką tu šoki? Tektonika. Pagal belenkokią, pagal gerą pašokį kartais? Pagal normalią, rusišką su žodžiais. Čia. Sudava. Treneris, gerai, sako. Nieko nematau. Rašai maistas, rašai beautiful. Giovanni pirmą išmeta. Žolai, tu bėgsi pragarėti. Tai ką, iš tikrųjų, kitą kartą važiuojam, kita mūsų išvyka į Šakių varpo pagrindinę, atsiprašau, vidurinę mokyklą. Tai į Šakius važiuosim jau antrą kartą, o čia, žiūrėkit, Kazlų rūdos pagrindinė mokykla paliko raštelį, tai gal ir į Kazlų rūdą dar grįšim. Ei, Šakiai, pasidarykit valgykloj, kad būtų normaliai porcijų. Praeitą kartą buvom, tai jau neužteko porcijų, buvo suskaičiuotas. Tai dar plus 8 porcijų. Mes atvažiuosim alkani kaip visada. Jo, Kazlų rūdai didžiausias ačiū, buvo labai faina. Labai saulėta. Jonas net jaučiasi išsekusi, žinokit. O jūs nepastebėjot, kad Justino Jankevičiaus nėra? Žinau, kad jisai dabar yra pasimatyme prie Cento prekybos centro su šitos mokyklos mokinė. Bet ar tikrai mokinė, gal mokytoja? Kitoje serijoje matysite. Zibežys ateina kartu į tavo mokyklą.